Labą dieną. Labą dieną. Susitikome netikėtomis sąlygomis. Kokia šiandien diena? Šventė žuvų. Žuvų šventė, sako Lukas. O tu mėgai ant šitos pagalbėlės? Aš ant šitos, ne, laikau stalčių. Čia tokia netikėta diena, žvejų pasitaikė ir mes sulaukėme svečio. Koks čia svečias atėjo? Aivaras. Aivarai, kiek tau metų? 9. Tau 9 ir ar tu žvejys? Nu, pusiau. Pusiau. Ką jūs ryte su Aivaru veikėte, vaikai? Apžiūrinėm, ką jis atsinešė. O ką atsinešė Aivaras? Ir dar buvo Viškius kapliukus. Varlytė. Dar atsinešė meškerę. Ir musė, ir varlė. Ir varlę tu atsinešė? Iš kur čia tų varlių? Ir Tai čia visi netikri. Tokia šuvis varlė yra. Ne. Ir slieka. Ir slieka. Mes tau turime klausimų žvejį Aivarai. Kaip sugalvojai žvejot? Kas tau įdomiausia? Sugalvojau žvejot, nesugalvojau. Tai kada sugalvojai gal tada? 4 metų. 4 metų sugalvojai žvejoti. Tai kas tau ten įdomiausia? Kaip plūdės kesta. Ir traukiu žuvį. O jūs žinot, kaip plūdėtas kesta? Ne. Tai įkrenta papasakok į vandenį? labiau mums apie tą Ar tos- plūdę. Ar tos, kur laikosi ir tada pradeda skęsti? Nu, kur laikosi ir kai užkimba žuvis arba iš šoną važiuoja arba skęsta. Bet yra tokie stiprintuvai, kur tik skęsta. O ką reiškia stiprintuvai, ką jį daro? Nu, kad plūdė neslankytų. Neslankėtų? Ir tada tik skęsta. Mhm. O ką reiškia, kai skęsta plūdė? Tu mums pasakyk. Mes. Kimba žuvis, nu logiškai. Va žuvis pasirodo, kaip plūdė skęsta. Tai ką tada daro žvejys? Pakerta, labai stipriai rauna ir tada traukia. Ir tada kas? Traukia. Ką? Žuvį. Žuvį ištraukia. O jūs esate ištraukę kada žuvį? Aš vieną kartą netgi palankui su rankom pagavau. Kaip tai? Tu su rankom? Ai, ten prie upelio, kur yra labai mažų žuvyčių. Aš su Pagavai? tinkleliu jas gaudau. Tu Mažų. be meškerės? Su tinkleliu gali. Oho, Lukas, ar tau Aivarai tekę ištraukti su rankomis tik tai žuvį? Su rankom ne, bet su tinkliuku taip. Oho, Morta. Aš esu mačius jūroje žuvytės tokias mažas. Jo. Dydžio. Ir jas irgi galima žvejoti? Nežinau. Bet yra Galima su ranka. Bet yra žuvis. Bet man su polteriu. Yra žuvų, nu, kurios negalima žvėti, nes, nu, draudžia kažką. Gerai. Lukas dar? Aš vieną kartą netgi upėj mačiau žuvų ir vieną kartą palankos upelį mačiau žuvytės. Oho, Elze, tu mačius žuvų kur nors? Kur tu mačius žuvų? Italijoje. O kokiam ten akvariume gal? O kur jos plaukia? Mes plaukėm su laivu ir matėm tokių mažų irgi. Upėj, ar kas ten buvo? Upė. Ten upė? O tu, Algimantai, žinai, kur žuvis gyvena? Mačiau, kaip kažkada buvau išskridęs ir vienoj saloj, kai maudėsiu jūroj, mačiau žuvyčių, bet jų nepagavau, jos labai greit plaukė. Kokio dydžio parodyk? Vat kažkokio va tokio. Va tokia. Kur galima žvejoti ir kur dažniausiai tu žvejoji ir gaudži žuvis? Galima žvejoti upėse, vandenynuose arba jūrose, o dažniausiai žvejoju ežeruose. Ežeruose. Tai kuo skiriasi, pavyzdžiui, upė žvejyba nuo ežero? Gali pasakyti? Ežeras yra labai platus ir gilus, o upė gali labai negali būti ir labai ilga. Ežeras nebus labai ilgas. O kur lengviau? Tada pagauti žuvį, kur gilu ar kur ne taip gilu? Prūdė. Kodėl? Nes ten labai mažas plotas. O žuvis neturi kur dėtis. Tada. O, matote kaip pasirodo. Tai prūdas, jis panašus į upę? Biška. Jis Jis tokio dydžio kaip šitas maždaug kambarys. Gali būti didesnis jau. Oho. Bet būna tokių balų, kurios yra, nu ten žuvų nebūna, bet tokios didelės labai. Būna didelių. Gaisro vandenį.
Jo, Aistra vandeniui. prie mokyklos buvo ir ten žuvų yra kiek matęs. Ir ten žuvų būna. Taip. Bet karus. Kokia žuvis tau kimba, kokia buvo didžiausia tavo pagauta žuvis ir ką pagavęs žuvį tu darai? Pagavę žuvį arba įdedu į tinklelį arba paleidžiu. Didžiausia žuvis buvo lydeka maždaug 2 kilų. Oho, 2 kilų, tai čia kokio dydžio? Nu, gal tokia. Tokia va? Maždaug. O kokia? Tokia ir pusė tokios. O va ta kaip rugilė laiko. Čia 2 jau kilogramų. Nu, gal čia 20 gramų. Bet kai žuvis būna tikra, o ne pagalvė, tai jau jinai 20? Ar Va. dar daugiau? Va tokia žuvis gali būti 8,7 kilo. Oho, tai tu dar didesnę už tą pagavai. Nu, pagavau didesnę, bet nesunkesnę. O kokią tu žuvį pagavai? Lydeka? Lydeka? O čia lydeka? Čia lydeka. Žinot, va čia lydeka, o ten kokia? Karpis arba karšis. Turbūt karpis. Nes karšis būna toks Aš kartą baltesnis. sugavau vieną. Karpys. Kokių dar žuvų tu pagavęs esi? Karosų, raudžių, kuojų, O kaip tu žinai? grundulų. Ne grundulų, pūgžlių. Nesenai pagavau. Mhm. O kaip tu sužinai jų pavadinimą, pavyzdžiui, ištrauki ir jos tau pasako? Ne, tėčio paklausiu. Tėtis tavo viską. Jo, žinau. Kaip tėtis tada žino? Va, dar šapalą esu pagavęs vieną. Šapla. O jūs kokių žinot žuvų? Ir ešerį. Matė kokių? Aš tai tik tai auksinį. Auksinį. Žuvelę. Tada yra karosas toks auksinis. Yra auksinis karos. Morta, kokių tu žinai? Jis raudonai Aš knygoje. turiu, aš turiu tokį, lašių, lydekos tokį kaulą savo pasenelius yra. Lydekos? Du, bet buvo anksčiau 3. Kaulus. Oho. Kaulas. Oho. Kokių dar matė jų žuvų? Žinot kokių pavadinimų? Aš tai žinau daugiau pavadinimų. Aš tai nežinau. Tu žinai dar daugiau pavadinimų. Bet jų nesu pagavęs. O esi vėžių gaudęs. Gaudęs esu ir pagavęs. Bet kažkada labai senai ir neprisimenu. Tai vėžys žuvis ar ne? Kas žino? Ne, ne žuvis. O kas jis toks? Vėžiagyvis. Nu, turbūt žinduolis gal koks. Vėžiagyvis. O jis ne šaltakraujis? O tai tu šuniukas. Nes jis moka plaukti, bet jis ne žuvis, jis valgo žuvis numirusias. Jisai valgo vėžys žuvis? Numirusias. Oho. Tikruosius nepagavęs. Jisai šaltakraujis ar ne? Rugilė, tu žinai, jisai karšto ar šalto kraujo? Manau, kad jis yra šalta. Nesu visiškai užtikrinta, bet manau, kad šalta kraujas. Tai tada jisai nežinduolis. Tai ką reiškia? Nežinau. O tai žuvis šaltas ar pas jas karštas kraujas? Nu, šitoj tai bus šaltas. Aha. Turbūt bus šilta kraujas. Šilta kraujas? Arba šalta kraujas, nes gyvena Kaip šalta. žinoti čia, ko kada? Paliesti ar šilta, ar šalta? Žmogus turi savo temperatūrą, Nu, o šaltakraujai, jie vis keičiasi temperatūra pagal klimatą. Šaltakraujai. tai žuvys kurios? Morta. Jo šalto ar karšto kraujo? Šalto kraujo bus. Bus šalto kraujo, nes gyvena šaltame. Palauk, nejuokinga, aš tai visai čia nesuprantu. Atplaukė žuvelė. Turiu klausimą. Dar klausimą, Rugilė turi. Susikaupiam. O ką tu pagavęs žuvį darai? Va, dabar mes jau Dedu į išsiaiškinom. tinklelį Taip. arba nešu kepti. Arba pasmaugiu, nupjaunu galvą ir bandau kitų pagauti. O, Ant jos. O tu esi nupjovęs galvą žuviai. Esu ir kepęs. O į cypę. o tu dėdi. Į skurdą, tada nupjauni galvą ir nebeskurda. Skurda pasirodo žuvys. Nu, kaip bandai nupjauti galvą? Nu, taip. O tai esat jūs valgę žuvies? Taip. Aš esu. Ir savo pagautos. O kartais paleidi žuvis? Dažniausiai paleidu. Paleidę? Aš dabar žuvį pagauti. Aš noriu kai ką pasakyti. Arba dedu į tinklelį, kol numirs ir tada ant jų gaudau vėžius. Gerai, Lukas dar turiu komentarą. Aš žinai, tik tai vieną kartą sukautau žuvis
ir suvalgau, o tą puolį sugaunu ir paleidžiu. Sugauni ir paleidi. O ko reikia žvejyboje? Nuo emocijų, daiktų, įgūdžių. Ko ten reikia nešti? Geros emocijos, pastabumo, kantrybės, meškerės, plūdės, dugninės, woblerio, guminuko, spinerio, blizgės. O, jėtus kiek O daug. tylumo? O tai jei neturi. Ko? Tylumo. Ką žinai? Reikia tylumo neštis. Ką žinai? Gali rėkti. Jeigu giliai žvejoji, rėksi vis tiek negirdės. Jeigu arti žvejoji, tai... Bet ateini prie žvejos, jie sako. Ne, nesako. Nieko nesako. Kai kurie tai tokie bjaurūs sako. Ne, nieko nesakykit, nes neužkips. Taip sakė jums. Nu, jūrai tai gali rėkti, Kodėl jūra gali? nes ten labai gilu. Jūra gilu, tai nieko, ne? O tai kas ta kantrybė, ką čia reiškia? Valgymantas nori paklausti. Aš kažkada kaip toj pačioj saloj buvau. Tada restorane buvau ir valgiau žuvį. Ir kaip tau jie? Nelabai skaniai. Tau nepatiko? O kas mėgsta žuvį valgyti? Aš Kokius? Rūkyta, kepta, virta. Kokią mėgstat žuvį valgyti? Rūkyta. Rūkyta ir sūdyta. Kažkas sūdyta, kažkas rūkyta. Aš dažniausiai kepta tikriausiai arba virta, nežinau. Kepta. Algimantai, kokią tu? Palangoj rūkiau žuvį. Tu rūkinai ir skani tada buvo? O, ar tau yra buvę kokių netikėtų situacijų, kurios tave labai nustebino ir ką tada darai? Taip. Nu, kai bandžiau užtraukti plūdėtį, išsitraukė ir atėjo valas tiesiai į galvą. Kai bandžiau užtraukti tą O ką plūdėtį. darai tada? Ką padėjau meškerėjau? Neįstrigo tau į kaktą Ne, kabliukas? padėjau meškerėjau, kitą pasimti ir Matai, žiūrėjau kad toliau. įstrigo, va. O kai tu paimi tą žuvį, buvo, kad išsprūdo iš rankų. Yra, mano ta lydeka išsprūdo taip. Tai gaila buvo? Ar ne? Nelabai, ką žinau, netikėtai. Mėčiau masalą ir pagavau, nu tai. O kokių dar gal jūs atsimenat situacijų su žuvim, kokių netikėtų, Morta? Mano pusbrolį esą netyčia į galvą pataikęs žuvį ir į galvą pataikęs kabliuką. Kas pataikė? Kabliukas? Aha, į galvą žuviai. Ir dabėgo kraujas, dadasi galvą, tada Aš užpilus praleido. pagavęs žuvį. Mano draugė buvo labai įdomu situacija. Graikijoje jinai gulėjo prie upės kranto, tarp kitos upės ir per ją peršoko lašiša. Jo, lašiša labai mėgsta šokinėti. Šokinėja jos kaip ant batuto? O yra? Nu taip, šoka taip į viršų, didžiausia liktai 2 kilų buvo iššoks. Nu 2 metrų. Ir peršoka žmogų net, ką? Morta. Nu gali kokią mažą salelę peršokti. Aš žinau tokią žuvį, kuri kažkur, na aš nežinau, kokia šalyje gyvena, bet ji vadinasi skraida, net žuvis. Ir Taip. skraida. Gali Buvo būt. netikėtų atvejų. Tai... Ar gali, Aivarai, būt, kad žuvys skraido? Nes Yra Morta žuvis sako, skraiduolė Atlanto vandenynuose. Tai ką, jinai sparnus turi? Ja gali pagauti ir kai traukia, labai tikėtina, kad perskris valtį gali. Algimantai, tu girdi, žuvis turi kartais sparnus. Ne Bet tik viena vandenyje. yra Atlanto vandenynuose. O tai būna žuvų su kojom? Tai žuvis kojų neturi, jis turi tik pelekus ir galvą. O tai va. Aš Kam manau, čia būna jiem reikia knygos. tų pelekų? Kad Paaiškink. plauktų. Kam čia tie pelekai? Jie plaukia. Žiūrėk, šita žuvis kokia. Jos vizgina ir plaukia. Kokia burna. Ačiū tau, Aivarai, už atsakymus. Ra. Di.